Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Kūryba gimstanti iš tradicijų gali tapti tiltu tarp praeities ir šiandienos. Visada džiaugiamės, kai jauni žmonės atranda senasias lietuvių tautodailės formas ir suteikia joms naują gyvybę. Viena jauniausių Kauno krašto tautodailinininkų Miglė Rugėnaitė. Jis savo darbuose apjungia kruopštų amatą, lietuvišką simboliką ir šiuolaikinį meninį požiūrį. Smalsu pažvelgti į tautodailę jaunos kūrėjos akimis, ten, kur tradicija tampa gyva, artima ir aktuali šiandien. Man visas tas menas, visa ta tautodailė ant galo nugula į jausmą. Aš visą laiką taip bent jau, man taip atrodo, čia gal kiekvienas turi savo tikriausiai tą pojūtį. Gal kažkam tik tai labai gražu, pavyzdžiui. O man turi būti jausmas. Aš nežinau net kaip jį paaiškinti. Aš nežinau, ar kažkam kitam tai būna. Bet toksai, tu žiūri, pavyzdžiui, į tuos kažkokius darbus, į kitų, pavyzdžiui, žmonių, gal į savo, taip gal nebūna, bet man labai pasijaučia, kai į kitų žmonių darbus žiūri. Arba čiupinėjai ten kažkokius tuos jų darbus. Ir toks namų jausmas. Nežinau, tokia kažkokia šiluma atrodo nuo tų darbų. Tai moderniame mene, pavyzdžiui, viskas, aišku, su juo, mano nuomonė, yra gerai, visas menas turi teisę egzistuoti ir viskas čia yra gerai ir yra tikrai nuostabių darbų, bet šito jausmo aš iš jų nepajaučiu. Šitą jausmą aš pajaučiu iš tų tokių, kaip jūs sakot, liaudės darbų, iš tos tautodailės. Tai automatiškai, kai tu tą jausmą pajauti ir tu jo ieškai ir tau jį surasti norisi, tą jausmą. Dėl to, pavyzdžiui, mano raižiniai, kaip ir va šitas, gimęs perskaičius knygą, tai dėl to, kad skaitant tą kažkokį momentą, man tas jausmas ateina. Ir tada tu bandai tą jausmą dar kartą išgyventi, tai tada pasidarai va tokį darbą, atsispaudi ir bandai kitiem perduoti. Norisi, kad ir kiti jaustų kažkokius panašius dalykus žiūrėdami. Miglė mielai išbando ir stengiasi pažinti daug menų – vytinės juostas, lino raižinius, margučius, sodus, karpinius, taip atranda tuos, kurie jai arčiausiai širdies. Ir čia, ir dar visur, kur kitur, ir raižiniai, ir juostos, ir kiaušiniai, čia kažkaip jau mano, aš į tą tokią grafišką pusę daugiau linkstu, tai dėl to tie raižiniai man tikrai patinka. Aš nuo paauglystės tokia piešinti visą laiką buvau ir patikdavo ir kažkaip įsivaizdavau, kad gal niekada iš to nieko ir nebus, bet va. Bene didžiausią menininkės kūrybos dalį užima lino raižiniai. Jos kuriamuose darbuose atsiskleidžia ne tik grožis, bet ir gilus ryšys su lietuvių kultūriniu paveldu. Čia naujas darbas yra ir aš dirbu su vaikais. Ir ruošiausi dabar vaikam apie raganas papasakot. Ir dažniausiai tie raižiniai taip kažkaip ir gimsta. Ar tai knyga ten paskaitai kažkokią, tai ar tai ten kažkokią pamatai nuotrauką, kuri tau kažkokiu ten duoda. Ir dažniausiai tai būna arba susapnuoju kažkokį tai vaizdą, arba einant miegot, guli jau ir matai. Jau matai, žodžiu. Ir tada jau viskas, jau atsikėli ryte, arba dar ir prieš einant miegot ir jau turi piešti tada, nes kitaip nieko nebus. Tai dar aš dažniausiai būna į telefoną, arba į kokią užrašinę, tokį tiesiog pasipiešiu, kad nepamirščiau, kas ten yra, kas ten turi būti. Ir paskui va tokį išsipieši.
Ir tada dirbi. Yra įvairių tematikų, dažniausiai tai yra kažkokie simboliai, ta prasme simbolika, pavyzdžiui, šitas raižinys, tas visas piešinys yra raganų žirniavimas. Pas mus, kiek man žinoma, vienintelius Lietuvoje žirniauja raganos, kitur nežirniauja, tai čia ir yra tas žirniavimas. Raganos išskrenda žiemą į šiltus kraštus, žodžiu, kur jos vienos gali nuskris ant tokio kalno, kuris yra žirniais ir gėlėm apaugęs, nu ir jos ten, žodžiu, linksminasi. Tai va, tai čia ir yra tas, aišku, čia yra rupūžė varna, kuriom raganos pasiverčia, pasivertusios rupūžėm įžinda pieną iš karvių, šarkom pasivertusios skraido. Tai va tokia ta ir simbolika. Ir kaip pieši, tai pavyzdžiui, kartais tik tai pačiam tau yra suprantamas tas piešinys. Aš, pavyzdžiui, tas žvaigždutės prisipiešus paprasta šitas tokias, bet jos bus netokios. Aš tik tai, kad sutaupyt savo laiką, prisipaišau, bet kaip, o paskui jau raižau. Šiaip man labai įdomu ir nežinau kaip, bet žinau, kad yra tokių žmonių, kurie raižo be piešinio. Tai neįsivaizduoju, kaip tai įgyvendint, bet labai įdomu. Tradiciniai lino raižiniai išsiskiria aiškiomis linijomis, dekoratyvumu, juose dominuoja gamtos motyvai, žmonių figūros, architektūra ir tautiniai simboliai. Visa tai randama ir miglės darbuose. Būna kartais kokia nors ten mitinė ta būtybė susidomi. O kartais ten pasakojimas koks nors, užkabina, tas kabliukas toks atsiranda. O kartais tiesiog tie simboliai, bet tai tie simboliai iš principo, tai jie labai panašus, tai jie, nesikeitė, jie jau taip stipriai stilizuoti, gal šiek tiek kitaip būna, bet tai iš principo vis tiek tas pats. Bet man atrodo, kad aš gal mėgstu apjungti šitus visus dalykus kartu. Kažkokių modernių, kaip čia pasakyti, modernizuotų vaizdų, man tiesiog pačiai nėra, jokio malonumo daryti. Aš paauglystėje pieždavau, tikrai pieždavau ten, labai mėgau žmonės piešti, paauglystėje, dabar nebemėgstu. Bet paauglystėje, kai pieždavau, tai taip, aišku, ten visokius modernius vaizdus, kažkaip nebuvo to tokio noro taip, tą kažkokio, o dabar tai mano tas piešinys turi man pačiai jausmą duoti. Ir tas senovės toks kažkoks vaizdas, jausmas man jis yra malonesnis pačiai. Lino raižinių menas reikalauja ne tik kūrybinės idėjos, bet ir didelio susikaupimo bei kantrybės. Kiekvienas netikslus judesys gali pakeisti visą kompoziciją. Todėl lino raižinių kūrimas tampa lėtu, apgalvotu procesu. Raižinį raižau, tai matot kokiu greičiu. Tai negreitai viskas vyksta ir tikrai užtrunka. Svarbiausia nuimti paviršių yra. Tai kartais netyčia rėžiuką kur nors įdedi ir jau viskas. Jau jisai atsispaus. Jau nepriklijuosi. Jau atgal nepriklijuosi. Po to, aišku, ten dar biškutį pataisyti galima padarius jau, bet dėl to daug tų atspaudų gaunasi iš principo, nes ne visą laiką pavyksta jie. Kai pasakau, kam nors lino raižiniai, tai visi įsivaizduoja, kad ant lino medžiagos audinio. Bet tai yra linoleumas. Tai yra toksai menininkų linoleumas, anksčiau buvo daroma ant paprasto linoleumo visą tai. Tai kai atsirado linoleumas, grindų linoleumas, tai buvo, nepripažino kaip menininkų tų žmonių. Ir vienas iš pradininkų šiaip Picasso yra šitų lino raižinių. Ir galvodavo, kad čia yra nesąmonė, čia yra ne menas. Paskui pripažino. Lietuviškoje tautodailėje ši technika neretai siejama su liaudies ornamentika, mitologiniais ženklais ir etniniais raštais. Na, o iki lino raižinių žmonės piešinius raižė ant medžio. Buvo medis. Tai buvo medžio raižiniai, tai pas mus Lietuvoje tikrai buvo populiaru. Tai tiek lino, tiek medžio raižiniai pagrindinė ta funkcija, tai yra, kad galima spausti daug kartų. Galima spausti daug kartų, dėl to... Pas mane. Ateik, vari pas mane. Ateik. Girdėsis kaip kriuksi. Tai buvo pagrindinė jų funkcija knygoms iliustruoti. Ir, aišku, su medžio raižiniais tai buvo
šventųjų visokie paveikslai. Tai irgi tiesiog nes buvo galima spausti daug kartų. tą vieną raižinį pasidarai ir gali tada jau greitai, efektyviai gamint. Aš pati toj technikoje tikrai nesu gebanti, nesu net iki galo bandžiusi. Tai apie pačią techniką sunku man pasakyti, bet tai jau skaitosi paveldo technika. Ta prasme, tai kai yra medžio raižiniai, tai skaitosi paveldas. Čia nėra paveldas. Čia yra tiesiog bet vis tiek tokia. liaudies meno priskiriama. Nu, priskiriama teoriškai, nes tai yra tas, kadangi tam liaudies mene, man atrodo, gal ne visada ta technika yra pagrindinis dalykas, bet iš dalies ir pats vaizdas, ką tu kuri turbūt. Kaip ir, tarkim, tie patys tapytojai, tai irgi kaip ir nėra liaudies kažkoks menas, ar ne? Tai gali būti bet tapytojas nebūtinai turi būti liaudies menininkas. Bet jeigu jo vaizdas atitinka tam tikrus kriterijus, jisai priskiriamas prie liaudies menininkų. Mano tie raižiniai tokie ir aš kažkaip visai mėgstu kažkokius tai paišyti simbolinius elementus. Netgi jeigu yra, tarkim, paprastas raižinys, iš principo jis gal nieko tokio neturi. Aš, pavyzdžiui, perskaičiau Apolinaro Čepulio knygas Likimo upė. Ir po jų man kažkaip labai užėjo noras daryti būtent iš tų, tai daug mano dabartinių, kuriuos aš jau į aukso vainiką vežiau, tai irgi buvo pagal tą knygą keli. Tai ta simbolika yra tokia, pavyzdžiui, kad buvo laikotarpis, kada tėvai seni tikrai gyvendavo kaimuose, o vaikai jauni išvažiuodavo į miestus. Tai buvo ten toksai momentas, tai ten ir yra toks raižinys per pusę perskirta, vienoje pusėje ta senelė pasirėmus sėdi tokiam rąstiniam name ir kitoj pusėje jau plytiniam name pro langą žiūri tas jo sūnus. Tai tokia ta simbolika, kiekvienas raižinys turi turbūt savo tą kažkokią simboliką. O kartais aš labiausiai mėgstu, tai turbūt, kad žmonės savo pasižiūrėję rastų. Tai čia yra įdomiausia. Jeigu tu, kadangi aš pati, kaip į meną žiūriu, tarkim, būni kokiai nors parodoj, tai tugi su menininku nekalbi, tau jis nieko nepasako, tu savo nuomonę susidarai, tu pati ten matai, ką nori matyti. Tai aš kažkaip džiaugiuosi, kad ir mano gal darbas kas nors taip mato, savo kažkokius tai nupiešia vaizdinius. Aš panašių nedarau. Ta prasme, aš jeigu pamatau, tai, kaip čia sako, menininkam saikingai galima vogti. Tai baisiai skamba, bet ta prasme, tai tarkim audinio, ne, tarkim kažkoks tas motyvas, tai jis greičiausiai aš kažkur jį mačiau. Ta prasme, jis neatsirado stebuklingai mano galvoj. Tai jis kaip ir nėra mano turbūt sukurtas, arba ten tarkim lelijos, tai tikrai nėra mano sukurtas. Bet tai yra kažkoks ten žalčiukai. Tai irgi, čia tiesiog kažkaip atrodo. Tu žiūri, aš ir čia po stalu, aš renku albumus ir fotografijų ir visokio liaudies meno mėgstu rinkti. Ir tu juos žiūri. Tu tiesiog žiūri ir tai lieka galvoj tavo. Ir kai tau reikia, tu ten pasikuiti ir išsitrauki kažką. Miglė Rugėnaitė baigė fotografijos ir medijų meno bakalauro studijas Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakultete. Dar studijuodama pradėjo dalyvauti parodose, o baigiamajam darbui pasirinko temą, kuri atvėrė galimybę įsigilinti į dar vieną mūsų kultūros lauką. Mano bakalauro darbas yra laidotuvių fotografijos kaita ir kultūra Lietuvoje, toks pavadinimas buvo. Ir kadangi aš fotografiją studijavau, tai turėjo gimti kažkoks vizualas iš to. Tai šitų nuotraukų mintis yra tokia, kad laidotuvių fotografija yra tokia nykstanti tradicija, praktiškai beveik jau išnykusi, aš ten ir tyrimą atlikau, beveik išnykusi. Ir aš pagalvojau, kad aš panaudosiu tą laidotuvių fotografiją kaip apibendrinimą visom tom nykstančiom tradicijom. Tai čia yra nufotografuoti namai, kurie yra arba negyvenami, arba jau apgriuvę. Trobos, aš gal pavadinčiau trobos. Ir šalia yra padaryti koliažai. Ir aš tokį naudoju sakinį apibūdint
nežinomų žmonių, nežinomi gyvenimai, kadangi mes nežinom nei kas tose trobose buvo, nei kas ten gyveno, nei kaip jie atrodė. Tai va, tai ir toksai vizualas gimė iš to, su savo kažkokiam istorijom ir aš ypač su šitais darbais mėgstu sakyti, kad žmonės interpretuoja ir savo susigalvoja, nes jo ir yra tokia esmė, kad mes nežinom. Ta prasme, ir aš nežinau darydama, kas ten gyveno ir kaip tai atrodė. Tai kiekvienas žmogus susikuria savo vaizdą. Šita tema jau buvo mano šiek tiek nagrinėta ir aš prieš tai buvau tokį projektėlį nedidelį padarius per praktikos metu. Ir kažkaip norėjusi man nueiti tą tradicijų kažkokią tai pusę, bet su fotografija, kas būtų susiję, tai yra tik tai nebent fotografai, etnografai visi, arba reikėjo ieškoti kažko įdomesnio. Šiuo metu Miglė kuria, dirba Kauno tautinės kultūros centre, veda įvairias kūrybinės dirbtuves vaikams bei suaugusiems. Nuo praėjusiais metais kūrėja tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nare. Kai studijavau ir tik mokyklą baigiau, tai ta prasme ten tautodailininkų sąjunga, tai iš viso net minties nebuvo, nes man čia atrodė, kad čia išrinktiesiem tik tai yra. Ta prasme, kad praktiškai ten neįmanoma papult, žodžiu, čia tokie kažkokie garbė žmonės yra. Ir mano, tarkim, fotografija, kai studijavau, projektai visi meniniai tiem, tikrai buvo su ta kažkokia tematika. Tai ir mano bakalauro darbas laidotuvių fotografijos kaita ir kultūra Lietuvoje. Tai irgi tikrai ne toks, kurį rinktųsi visi ir kuriem įdomu būtų. Tai man atrodo, gal visą laiką kažkiek krypau į tą pusę, o paskui, žodžiu, kažkaip su Birute Račkaitiene susipažinau. Pas ją į edukaciją nuėjau ir mes po to labai kažkaip gražiai draugauti pradėjom. Ir pabandžiau aš šitą sąjungą įstoti ir pavyko. Pasirodo, nėra ten tie žmonės tokie išrinktieji. Pasirodo, paprasti žmonės. Šiandien stebime liūdną tendenciją, kad į tautodailininkų gretas retai ateina jauni žmonės. Apie tai kalba ir Miglė. Jau kaip įstojau, aš matau, kiek mažai jaunų žmonių tenai ir suprantu, kad ilgainiui gretos mažės ir mažės. Tai tokia gal misija nepavadinčiau, bet va toks rūpestis atsirado, kad kažkaip padėt. Aš bandau ir jaunus žmonės pakalbint, ką pažįstu, ką žinau, kas ten užsiema ir nestoja, tarkim. Nes tikrai nekainuoja daug būt tautodailininkų sąjungoje. Ir man pačiai tai svarbu, tikrai svarbu. Ir, žinot, ne tik tai, kad tai duoda tam tikrą vardą, nes tu jau nebe tiesiog Miglė Rugėnaitė, bet tautodailininkė Miglė Rugėnaitė. Tai aišku, yra ir tame pliusas, ten, tarkim, edukacijas vedant, tai jau yra gerai. Bet ir tos bendruomenės toksai, kad tu gali susipažinti su tai žmonėm, pabendraut ir kai tu neturi savo, tarkim, šeimoje, jokio tokio žmogaus, iš kurio tu kažką perimt galėjai, tai tu stengiasi iš tų vyresnių tautodailininkų tiesiog susirinkti tas žinias, susirinkti, ką jie duoda. Tai iš tos pačios, pavyzdžiui, Birutės, tai aš ten ko nors nesuprantu su juostom ir jau Birutei rašau. Birutė, žiūrėkit, o kaip čia dabar tas ir tas, žodžiu, o kaip čia tas ir tas. Tai yra gerai, tas, kad tu gali pasisemti iš tų žmonių. Nes šitų dalykų internete nerasi. Tikrai nerasi. Turi klausti to žmogaus, kuris tą daro ir supranta. Čia gal irgi tas toks visai yra malonu būti tokio, norėtųsi, kad jinai būtų populiaresnė ta tautodailininkų sąjunga, bet tuo pačiu yra ir malonu tokio nišinio dalyko būti dalim. Bet labai aišku norisi tų jaunų žmonių ir aš tai labai tikiuosi, kad čia dar gal ta prasme, labai, man atrodo, dabar vyksta toks grįžimas šito meno, šitos estetikos tiek namuose, tarkim, pas žmonės, tiek ten architektūroje, man atrodo, po truputį grįžta, žmonės susidomėjo vėl. Tai labai tikiuosi, kad ir tų tautodailininkų padaugės. Aišku, nėra taip, kad jų nėra, bet tai... Kasgi įkvėpė jauną kūrėją rinktis tradicinius menus ir kokiomis aplinkybėmis jie jais susidomėjo?
paauglystė, aišku, tai aš nesupratau ten iš principo nieko apie pačią tą tematiką ir kas tai yra, ir ten simbolikos reikšmę ir visa kita. Bet man būdavo įdomu ir visą laiką gražu ta estetika. Visą laiką graži ta estetika buvo. Tai už tai gal kažkaip ir prilipo, nežinau. Aš labai gerai atsimenu, kad mokykloje važiuodavom, pavyzdžiui, į Rumšiškės muziejų. Ir tai man būdavo geriausia diena metuose. Nes man po šiai dienai ten labai labai patinka ir man ten visą laiką buvo taip gražu ir gera kažkaip. Ir paauglystėj tas jau buvo. Domėjimasis tradicijomis, etninė kultūra, liaudies menu įkvėpia Miglę kūrybai. Autoriai rodo mums savo lino raižinius ir pasakoja kiekvieno jų istoriją. Čia jau iš naujesnių šitas. Šitas ir va šitas, kur papačia. Čia naujausias mano šitas. Ir kurį laiką aš čia neraižiau dabar. Tai va dabar mano raganos tos gimė. O šitas ką? O čia, kaip tas pavadinimas čia turi būti. Perversmas. Čia matosi. Tai irgi ta tokia simbolika. Ir kažkas galvoje atsitiko, kažkoks perversmas. Iš tupinčių tų tokių paukštelių išskrido. Ir čia aplinkui irgi ta. Čia aišku daugiau kaip ornamentika panaudota aplinkui. Šitas va gal toks modernesnis. Toks jau neturintis kažkokio liaudiško labai. Bet simbolika vis tiek. Taip, simbolika yra. O šitam tai čia, žinokit, yra visiškai, kaip aš vaikystėj, važiuodavom į Rumšiškės ir aš va taip atsimenu Rumšiškės. Tai čia toks yra raižinys. Ir tos durys, kažkur ten pas juos yra šitos durys ir man jos tiek įstrigė nuo vaikystės, kad aš padariau. Lino raižinių menas – viena seniausių grafikos technikų, kurioje susijungia kruopštumas, kūryba ir rankų darbas. Mūsų akise Miglė kuria, raižydama piešinį specialiame linoleumo paviršiuje, neša prie lango patikrinti, ar piešinys išraižytas gerai, vėliau padengia jį dažais ir atspaudžia ant popieriaus. Kiekvienas darbas tampa savitu, nes net mažiausia detalė yra išraižoma rankomis. Pažiūrėsim, kas čia gavus. Šiukšlės nupūsim. Sakau, pirmas gali būti nesigavęs. Oi. Visai neblogai. Va. Ir taip gimsta jie. Tada pasidedi ir tada žiūri. Čia nėra. Čia trūksta. Kažkur dar trūksta. Čia man gal per daug prilipo. Čia per daug prilipo. Ir tada vėl spaudi. Ir vėl spaudi. Ir vėl, kol gaunasi gerai. Dar tas mažytės detalės tokias, kur būna kartais, tiesiog. Arba pavyzdžiui, plaukos papuolė, tai tą plauką nuimsi, ten dar gali su markeriuku kokį taškelį uždėti. Bet jau jeigu didesnis plotas, tai jau tada perspausti tenka. Po to šitus nuplaunu ir sandėliuoju. Nusiplauna? Jo, nusiplauna. O tai dabar jeigu antrą spaus, vėl reikia uždažo? Taip, lygiai taip pat, tik tai dabar čia jau mažai, tai tada dar dažo, vėl iš naujo viską ir tada vėl spaudžiu. Ir taip spaudalioju. O jau jeigu didelį spaudžiu, tai čia gaunu sakė turiu. Tai aš tėvam čia kaip tik kalėdom dariau, neturiu tik tai atspausto. Ištrauksiu. Čia mano ir šunys yra. Taip parodysiu. Tai tokį tėvam dariau didelį. Tai čia jau, ta prasme, laipiot reikia ant jo ilgai. Mindžioji, kol visas tas detalės pasigauna. Mano šuniukai, tėvai ir mes su sese. Ir mamos katė per vidurį. Spaudžia menininkė ir mažo formato raižinius. Juos naudoja kurdama atvirukus. Aš iš tų atspaudžiu, tai šitus tai yra paprastas spaustis. Kai jis nedidelis, prisidarai. Va čia yra pridarytų. Dar nepadarytų į atvirukus. Vienodo pavyzdžiui. Ir jie visi, ir dėl ko ant raižinio yra rašomas visas tas aprašas, kelintas ir visa kita. Tai yra dėl to, kad nei vieno nebus vienodo. Ir jeigu, pavyzdžiui, jau ten, kurie yra dideli menininkai, tai tas vienas, kuris turi kažkokią, tai, tarkim, kliurką, gali daug daugiau kainuoti, negu kitas, kuris yra labai labai gražus ir geras. Nes
kažkur va yra nepavykę toksai, kažkur va paukštelis biški nepavykęs, va čia pas paukštelį akies nelikė, reiškia, biški perspausta, nu tai va tokie. Bet atvirukam tai jie puikiai tinka. Lino raižinio kūrimo procesas yra ilgas ir apima kelis etapus – piešimą, raižymą ir spaudimą. Kuris iš šių etapų yra mieliausias Miglei? Raižymas tikrai. Dėl to, kad piešimas tai yra man stresas. Nes nesigauna. Pieši, ten kažkas ne taip, vėl pataisai, vėl kažkas ne taip, trini tenai. Tai tiesiog yra toksai, kartais net labai nori kažką padaryti, tu atrodo matai net tą vaizdą akyse, kaip tu jį padarytum. Nu, bet neišeina nupiešti, daryk, ką nori, nu ir viskas. Nu, neišeina, nu gal trūksta, nežinau, talento ar trūksta gal kažkokio įdirbio, bet vat pritrūkta ir viskas ir negimsta, gimsta kažkas kitas, aišku, bet kartais vat, tai man tokį stresą kelianti ta dalis, o raižymas pats tai jau yra tiesiog ramybė. Nes tu matai, tu turi rėmą, tas piešinys tavo yra rėmas, tu atsisėdi ir tu savo dirbi tiesiog ir viskas. O spaudimas tai jau toksai man, kaip čia pasakyti, lažas. Jau turi atidirbti tada. Tiesiog jau toks, kur, aišku, būna, tas spaudimas gal yra įdomioji dalis, nes tu dar nežinai, kaip jis atrodys. Ta prasme, tu kaip ir teoriškai matai, bet jis dar ir apsivers ir bus kitoks. Tai toks, kur dar laukia gal pirmo to atspaudo, paskui jau techniškai tik tai atidirbti tenka. Man labai svarbu, kad dažas gerai priliptų, aišku. Ta prasme, prie popieriaus, kad dažas būtų tolygus, kad jis būtų tvarkingas ir kad matytųsi visos detalės. Kad kuo daugiau detalių, kiek tik išeina, išsitrauktum iš to piešinio. Kūrė Miglė ne tik lino raižinius, bet ir karpinius. Karpinių yra, nors karpiniai nėra mano kažkokia labai jau ten išdirbta technika, tarkim, taip pavadinčiau. Bet kartais ir karpinius darau. Čia velykinis karpinys. Čia ta bobutė pirmą kartą spausta. Velykinis. Čia va irgi kažkoks toks. Su karpiniais man kažkaip šiaip... Nu, ateina būna momentas, kada norisi kažką biškti apversti. Dar kurie pamėgino susirišti porą sodų. Susirišo, džiaugiasi jais, tačiau daugiau jų kurti nesiima. Ne mano, sako Miglė. Kur kas įdomiau jai kurti kitus dalykus, pavyzdžiui, marginti margučius. Tai čia yra išbrokuoti margučiai. Čia skutinėtas, ne? Vienas skutinėtas, čia mano bandymas paskutinėti, bet neužkabino manęs. Tai taip ir likus pas mane gyventi. Čia su vašku? Čia su vašku šitį marginti, bet čia mano, sakau, yra išbrokuoti. Nu, čia, pavyzdžiui, nesigavęs ir spalvos, ir pats raštas nukrypo, čia kažkas tai ne to buvo man. Kiekvienais metais, kai ateina Velykos, tai margučius marginti iš naujo mokinies. Nes per metus tikrai, ta prasme, ta ranka, jinai turi, kaip sakoma, atkalt ranką reikia, o kai tu metus laiko vėl nedarai, tai ir vėl tada iš naujo reikia tą ranką kalt. Tai va, tai šitie yra išbrokuoti, nu šitie jau yra gerieji. Nu, šiuo metu tautodailininkė pasinėrusi į juostų vijimą. Juostos jai traukė iš karto vos prie jų prisilietus. Nuėjau į edukaciją. Pas Birutę Račkaitienę. Ir taip ir viskas. Užkabinė. Ir tada buvo, nusiaudžiau tą paprastą, galvoju gerai. Nu, man čia būtinai reikia išmokti, kaip čia susidėti, kaip čia tą schemą perskaityti. Tada mokinuosi, kaip susidėti. Po to, nu gerai, reikia žaltį išmokti daryti. Nu ir taip kažkaip vat ir gaunasi, bet aš kaip į Birutę pasižiūriu, tai čia dar... Čia aš dar tik tai esu. Dar kas yra man liūdna, aš labai ilgai visus darbus darydama užtrunku. Man gal aš per daug gražiai noriu kartais padaryti ir tada mano visi darbai išsitęsia labai. Visi šitie darbai reikalauja kantrybės. Čia kiek žmogui patinka, kiek žmogui įdomu. Tai kurisgi amatas, kuri veikla Miglei yra pati mylimiausia? Nėra vienos, žinokit, tikrai nėra. Pas mane taip, aš dirbu, kaip aš sakau, mėnesiais. Pas mane, pavyzdžiui, ateina raižiniai, aš 2 mėnesius raižiniai. Nieko kito, man nieko daugiau nereikia. Ateina Velykos, man margučiai, nieko daugiau kito nedarau.
Va, pavyzdžiui, dabar gavau naujas stakles. Aš dabar tik tai juostas audžiu. Ir viskas. Tai taip kažkaip momentais, man atrodo, labai gerai, kad pasikeitė. Nors aš visą laiką labai pavydžiu tiem tautodalininkam, kurie turi vieną sritį. Vieną sritį ir yra tos srities visiškai meistrai, o tada aš jaučiuosi, kad aš jo tokia ir to griebiu, ir to griebiu, ir to griebiu, ir to, žodžiu, visko noriu. Ir... tai va. Bet, nežinau, kažkaip sakau, tai yra pagal nuotaiką gal. Akivaizdu, tradicijos gyvos tol, kol atsiranda žmonių, norinčių jas puoselėti ir perduoti kitiems. Lino raižiniai, austos juostos, margučių raštai, kiti kūriniai – tai ne tik meno formos. Tai mūsų istorijos simboliai ir vertybės, kurios jungia kartas. Tai tradicijos, kurios įgauna naują kvėpavimą ir tampa įkvėpimu jauniems žmonėms atrasti savo kultūrinį identitetą ir nešti jį iš kartos į kartą.